pasižiūrėti, kaip vis tik tai peržiemojo rapsas, kaip jis pradėjo vegetuoti ir kaip paveikė praėjusi žiema augalus. Ūkininkas Česlav Moroz pasėjo šį rapsą į labai sausą dirvą, nes tiesiog buvo tokios oro sąlygos, vyravo ypatinga sausra ir tiesiog dirva buvo peleninė. Tačiau buvo pasėtas rapsas į puikią turtingą dirvą, nors ir buvo sausa, bet jinai turėjo daug šiaudų, kurie buvo apipurkšti karbamido 15 kg ir kumistaro 3 litrais. Kaip matome, nežiūrint sausros, rapsas yra sudygęs puikiai, pasėlės yra tolygus, vienodas, augalai gražus, suformuotas puikus šaknynas, daug mažųjų šaknelių. Taigi viena iš priežasčių, kuri leido užaugti tam rapsui, leido peržiemoti puikiai, tai buvo puikus šaknyno suformavimas dar iš rudens. Jis rudenį buvo stabdytas su augimo reguliatoriumi, pridėtos boro trąšos ir daugiau nieko nebuvo dėtas, nes rapsas atrodė labai puikiai. Rapsas suformavo gražią pagrindinę šaknį, daug papildomų ir, kaip matome, daug mažų pridėtinių šaknelių. Va šitos šaknelės jos mums bus maisto paėmėjos. Tai yra azotas, kai pirmiausia mes imsime fosforą, kalį, mikroelementus, mums reikia va taip daug tų mažų šaknelių. Perpjovus rapsą mes matome gražią šaknį, tačiau jau augalas pradeda rodyti, va ir sliekas, matote, tai rodo, kad organikos yra, kad nežiūrint tai, kad dirva lengva, bet su ja susitvarkyta tai puikiai ir matome, rapsas jau prašosi purškimo borų. Šis rapsas buvo stadytas rudenį labai vėlai, kada rapsas jau turėjo 11 lapelių, tiesiog tai kaip ir ūkyje susiformuoja tokia kartais praktika ir kaip matome, jau reikalingas boras.